Ai, kam čia rūpi? Būna niekam nerūpi, bet yra kam rūpi. Tinklalaidėje siekiame suteikti galimybę savo bendruomeniai, kertiniai bendra.lt redakcijos ašiai, kelti aktualius klausimus ir kartu ieškoti atsakymų. Sveiki, čia tinklalaidė Būna kam rūpi, kurioje kalbame svarbiomis ir labai dažnai visuomenėje ne vienareikšmiškai sutinkamomis temomis. Ir šiandieną kaip tik ta tema, kuri tikrai labai ne vienareikšmiškai vis dar sutinkama visuomenėje. Reiškinys, apie kurį girdėjo visi, bet kuris dar kelia įvairiausių jausmų, sakyčiau, ir emocijų – feminizmas. Ir šiandieną provokuosime. Kalbėsime apie šį reiškinį šiek tiek kitų kampų. Ar gali būti feminizmas priešnuodis prieš smurtą? Taip bandom formuluoti šiandieną temą. Ir tinklalaidėje pasikalbėsime su, net nebejoju, kad visi čia esantys žmonės turi ką pasakyti šitoj temui. Nuo ekspertinio požiūrio iki žurnalistinio ir galbūt tokio visuomeninio. Margarita Jankauskaitė, lyčių lygybės ekspertė, sveiki. Domantė Platukytė, žurnalistė. Sveiki. Sveiki, Karolis Višniauskas, žurnalistas. Sveiki. Sveiki ir Gražina Belousova, sociologė. Sveiki. Aš gal nuo jūsų, Gražina, ir norėčiau pradėti pirmiausia, kad įsivertintume, tiesiog pasimatuotume temperatūrą ir suprastume, kur mes esam. Kai mes kalbam apie feminizmą, apie tokį reiškinį, apie jo suvokimą visuomenėje, apie jo priėmimą visuomenėje. Ir ar mes aiškiai suvokiam, kas tai yra? Nes vis dar labai dažnai šitas terminas yra išnaudojamas tokiam supriešinimui, ko gero, ar ne? Ir kai reikia pasakyti, kai reikia apginti nuomonę, kad galbūt tos lyčių lygybės ir nereikia, tai štai žiūrėkit, feministės. Ne? Kaip yra? Su feminizmo suvokimu iš tikrųjų pas mus yra labai sudėtinga, todėl kad yra nepaisant pastangų iš įvairių visuomeninių organizacijų, iš pačių feminisčių kalbėti apie tai, kas yra ir kokie yra tikrieji feminizmo siekiai, yra labai daug dezinformacijos, yra labai daug šaržo ir karikatūros, yra labai daug tikslingai pateikiamos neteisingos informacijos, kuri iškreipia, kas yra feminizmas, kokie yra tikrieji feminizmo siekiai. Ir todėl man atrodo, kad didžiai daugumai žmonių, galbūt jaunesniai kartai, darosi šiek tiek aiškiau. Tačiau didžiai daugumai žmonių yra feminizmas iš tikrųjų šaržas, kuris įkūnija visą tai, kas yra, jeigu taip galima išsireikšti, antilietuviška. Kad feminizmas yra tai, kas kasasi po mūsų valstybės, po mūsų tradicijų, po mūsų visuomenės sandaros, po mūsų netgi suverenumo ir tapatybės pamatais. Todėl, kad feminizmas yra pateikiamas kaip toksai, sakykime, farsiškas moterų siekis perimti valdžią ir užguiti vyrus. Vietoj to, kad feminizmas būtų įvardyjamas kaip siekis keisti visuomenės struktūras, kurios sukuria hierarchinį santykį tarp vyrų ir moterų ir kitų lyčių ir tokiu būdu įtvirtina nelygybę, kuri turi ekonominės, kuri turi socialinės, kuri turi politinės pasekmes. Ir kaip bandymas pakeitus tą, sakykime, santykį ir santvarką sukurti visuomenę, sukurti valstybę, kurioje visų lyčių žmonės turi lygias galimybės. Ir kitas dalykas yra, kad mes suvokiame teisės ir laisvės kaip tokį pyragą, kur jeigu mes jį pereikysime, tai kažkam tai automatiškai neliks. Vietoj to, kad sakytume, kad štai yra, kad tai, kad aš turiu lygiai teisę su kažkokiu tai vyru, ar kad vyrai, moteris, kitų lyčių žmonės turi lygias teisės, nereiškia, kad kažkas tai teisų turi mažiau. Mes tiesiog visi jų turime vienodai. Gerai, Margarita, tada dabar jau jums estafetė. Lygios teisės. Ar mes suprantam iki galo, kas yra tos lygios teisės? Nes tarkim, pavyzdžiui, taip visiškai iš praktikos, iš kasdienybės pavyzdys, visiškai nesenai.
su jaunu vyru tiesiog kažkokioj situacijai kalbos ir sako, aha, tai jau jūs čia norėjot lygių teisių, tai dabar viską darykitės pačios. Tai supras, kad jeigu jau aš noriu kažką, kad man būtų lygiavertiška, tai reiškia ant manęs, man atsiranda kažkokių papildomų dar pareigų, ko aš nedariau. Ir tai yra tos lygios teisės. Ar jūs nemanote, kad mes labai taip, kaip kokį čia žodį pavartoti teisingesnį, primityviai suprantam? Taip, primityviai suprantam, nes kaip yra lygios teisės, tai čia yra teisės. Tai, kas yra įstatymuose, tai, kas yra konstitucijoje. Tai ten, sakykime, pasakyta, kad negalima žmogaus diskriminuoti ten pagal mūsų atveju ten 13 ar 14 pagrindų, tai yra teisės. Bet teisės pačios savaime neveikia. Jos atsiranda socialiniam kontekste, kur yra nusistovėjusios tam tikros socialinio elgesio normos, tradicijos ir taip toliau ir taip toliau. Ir turint vienodas teises, galime turėti labai nevienodas galimybės. Darbo rinka yra labai puikus pavyzdys. Gal mes neteisingą žodį vartojam, gal reikia sakyti, nereikia tų teisių. Teisių reikia, nes tas teisės labai išgazdina kažkodėl. Bet teisių reikia, nes nuo teisių prasideda, nes kol mes neturėjom įstatymų, tai iš viso jokių svertų nėra. Tai čia toliai nereikia, reiškia. Baltarusijoje iki po šiai dienai yra draudžiamų profesijų sąrašas, man atrodo, 400 profesijų, kur pagal įstatymą moteris net negali svajoti tenai, reiškia, patekti, nors ten, kai pažiūri, tai nėra jokios logikos, kodėl jos negalėtų tų pozicijų užimti. Teisės yra labai svarbu, bet mes turime suprasti, kad teisės tai yra tas pirminis sluoksnis, ant kurio paskui mes jau statome socialinės praktikas, kaip mes sąveikaujame vienas su kitu. Ir tai tas argumentas, kurį ten, nežinau, tas vaikinas išsakė, tai čia, mano galva, tai yra tiesiog mėginimas ieškoti kažkokių tai priekabių, kaip iš esmės, paneigti jo, kažkaip numenkinti, vietoj to, kad supras, kad, esmė yra kokia, kad ar vyras, ar moteris, ar kitos tapatybės reiškia žmogus, kad tavo tapatybė nebūtų priežastimi apriboti tavo galimybės, būti kaip tam individui, išsireikšti save, siekti kažkokių tai tikslų. Bet Margarita, ar tapatybė, ar lytis šiuo atveju? Tai lytis irgi yra tapatybės dalis. Bet mes neįsivardinam dažniausiai, nes kai mes kalbam apie lygias galimybės arba teisės, arba kažkokius iš to išplaukiančius reikalus, tai juk čia mes kalbam apie lyčių skirtumus iš principo. Ir jeigu mes, sakykime, po to pereisim, kalbam apie smurtą, tai yra smurtas prieš lytį. Lyties pagrindų. Lyties pagrindų, taip. Tai čia yra, mes gyvename kultūroje, paveldėjom tokią, kuri mato labai binariškai. Yra vyrai, moteris, biologiškai šnekant, yra kūnas, kuris gamina didelės lytinės ląsteles, yra kūnas, kuris gamina mažas lytinės ląsteles. Ir prie šito fakto prikabiname socialinį kontekstą. Suprantat, kokia? Tai tvarkoju, tos ląstelės yra svarbu, kada mes kalbam apie dauginimosi procesą, bet kokį tai ryšį turi, kada, pavyzdžiui, mes kalbam apie balsavimo teises. Kodėl iki pat 20 amžiaus pradžios žmonės, kurie gamino didelės lytinės ląsteles, neturėjo balsavimo teisių. Arba negali ten, užsiimti kažkokią tai veiklą. Arba mes galvojame, kad... Ten beveik kai kuriuose šalyse ir pabaigos 20 ir pabaigos, taip. Kokia čia logika? Tai čia yra toks sukonstruotas požiūris, kad, jeigu tu turi tokio tipo kūną, tai tau yra ABCD tokie apribojimai, jeigu tu turi tokį kūną, tau yra vėl kažkokie tai ryškiai apribojimai. Ir taip, mes gyvename patriarchalinėje visuomenėje, kur vyriško tipo kūnas, jisai buvo suvoktas kaip, toks svarbesnis, reikšmingesnis ir dėmesio į ekranus. Ne visi vyrai turi tą privilegiją. Todėl, kad vyrai nėra kaip ir moteris, jie nėra homogeniška grupė. Ir yra masė vyrų, kurios ta pati patriarchalinė sistema žiauriai diskriminuoja. Jeigu tu netitinki pagal kažkokius požymius, dėl savo sveikatos, dėl to paties kūno sudėjimo, nes mes tikimės, kad vyras bus drūtas, daug raumenų, o tu galbūt gležnas, mažiukas esi, ten nežinau, sveikatos neturi. Stereotipinis toksai matymas. Jo, ten arba galbūt tie patys migrantai, kita odos spalva, daug tų niuansų atsiranda, kur tie vyrai irgi yra patraukiami į šoną. Ir tada mes matome, kad tas idealus subjektas yra toks, aš nežinau, kiek čia procentų atsirastų, kurie atitinka.
jaunas, sveikas, gražaus kūno sudėjimo, baltasis, mūsų kultūroje jis turi būti heteroseksualus, toks aukštesnio, reiškia, socialinio sluoksnio, vidutinio amžiaus. Tai žiūrėkit, vaikus išmetam už borto, senelius išmetam už borto, kiek procentų žmonių lieka, bet tai yra kaip norma. Ir tada visi kiti yra spraudžiami prie tos normos ir susiduria su tais apribojimais, apie kuriuos mes šnekame. Ir dėl to gaunasi, kad feministinė ta idėja, kada mes kalbam apie tai, kad neturėtų būti to suskirstimo arba neturėtų dėl mano, sakykime, kažkokių tai ypatumų, man papildomi kažkokie barjerai atsirasti. Tai šita ideologija, jinai yra naudinga ne vien tik tai moterims, jinai labai yra naudinga vyrams, nes kada mes kalbam apie tokį klasikinį patriarchatą, tai patriarchatiniai sistemoje, kaip sakant, tas yra patriarchas, kuris subordinuoja arba pavaldume laiko moteris ir vyrus, tas kitas grupės vyrų. Tai ta prasme, kai patriarchatą patraukia, tai tada kitokie vyriškumai, jie irgi atranda vietą šitame pasaulyje ir tada visiems kvėpuoti darosi lengviau, nes mes tada tikrai galime būti tuo, kas mes esam, nesitraumuoti. Tam, kad mes būtumėm kūrybingi, mums reikalingas saugumo pojūtis. Dabar visi šneka, oi, kūrybiškumas yra svarbus. Tai duokit žmonėm, kaip sakant, tos saugumo tokio, būti savimi, iš kur tas kūrybiškumas atsiras. Gerai, kaip atrodo iš visuomenės pozicijų, Karoli, Domantė, jūs kreipiuosi kaip žmonės rašančius tomis temomis, besidominčius ir girdinčius kitus, ar ne? Ta prasme, kokiam taške mes esam, kaip jūs manot? Noriu pradėti, Domantė? Galiu pradėti. Tai man gal irgi atrodo labai svarbu užakcentuoti tai, kad žmogaus teisės, lygios galimybės, tai nėra kažkas, ką jeigu vienam suteiksi daugiau, kitam pamažės. Man labai patiko kažkada irgi išgirsta mintis, kad kaip tik jeigu tu turi daugiau teisių, tai turbūt, kad ir kitas žmogus tada įgaus daugiau teisių, jis jausis saugesnis elementariai ir tos vienam žmogus tiek tos teisės lygiai taip pat papildo ir kito žmogaus teisės. O iš visuomenės pusės, aš manau, matom labai įvairialypį vaizdą. Aš pati daug bendrauju, kalbinu tuos žmonės, kurie ir patys, sakykime, nuo smurto yra nukentėję. Ir man atrodo, tas požiūris kažkiek pradeda keistis. Aš pati matau, bet vėlgi, jeigu įlystume giliau į komentarus kokius nors, nes labai lengva užsidaryti tam tokiam burbule tarp pašnekovų, tarp kolegų, tarp draugų. Bet jeigu pamatai šiek tiek giliau, tai mes matom be galo daug ir tokio labai stereotipinio požiūrio į feminizmą, kas tai yra, tai irgi gal kažkiek jau pradeda keistis, bet kažkokių baimių, vėlgi prieštaravimų, kaip ir minėjot, kad tai ir prieš Lietuvos tautos vos neidėja, prieš mūsų tradicinės vertybės. Labai daug iš tikrųjų to girdime. Tai tą girdime ir iš politikų, ir iš įvairių visuomenės veikėjų, ir iš mūsų visuomenės, kurios tos kitos grupės yra atspindys. Taip sakant, yra labai daug dirbtinio elemento šitose temose, nes tai yra labai patogu politikavimui, labai jautri ir lengva tema. Priešini dirbtinai ir vyrai, moteris, ten kažkokios jų teisės. Aš sakau, žmonės kažkodėl labai pradėjo gąsdinti žodis teisės. Ne va tai dėl to, kad visi tų teisių čia pradėjo reikalauti, suprask taip. Tai gal tikrai čia yra momentas paties žodžio ir gal čia reiktų pagalvoti, kaip kitaip pasakyti. Ir kas yra tie visi. Ir kas visi. Nes kai man, tai kažkaip gerai, kai aš teisų turiu, tai kažkaip nesinori, kad tai savo teisų įsisakyt. Ne, mano teisės yra gerai. Ko gero, čia politinė erdvė labai stipriai pasigavo šitą irgi momentą ir labai stipriai išnaudoja. Tai va čia gal irgi dar, ką jūs pastebit, kiek to dirbtinumo yra šitose temose. Aš sakyčiau, kad daug, nes šitos temos yra tos temos, kuriomis labai lengva manipuliuoti ir labai lengva kiršinti. Iš tikrųjų, tas supriešinimas vyrai, moterys ir va tą pagavus, ten galima iki tokių absurdų nueiti, bet to tikrai, sakyčiau, labai daug. Ir iš politikų, kurie statosi vėliau iš to savo politinius taškus ir karjerą. Karoli. Ja, pritariu, ką sakot. Ir aš gal daugiau, ypač dabartiniu savo karjeros metu, daugiau galbūt bendrauju su
žmonėm dar jaunesniais už mane patį. Aš daug sakau, pavyzdžiui, Lietuvos muzikos sceną ir naujas grupės ir atlikėjus, kurie kūrėsi. Ir aš matau, kad, pavyzdžiui, bent jau tokioje gan mažoj, tokioje ypač progresyvioje galbūt bendruomeniai, ten žodį feminizmas aš apskritai retai girdžiu. Man atrodo, kad tarp dabartinių 21 metų žmonių jie apskritai tą lyties identitetą padeda į šoną ir labiau identifikuojasi kaip, nežinau, queer žmonės arba žmonės, kurie, nežinau, labiau galbūt su šitą trans tapatybės kažkaip arba tam vadinam nebidariniam tapatybėm savėsi arba ieško kažkaip savęs. Ir man atrodo, kad ta feminizmo kova, ji gali būti kartais suprantama kaip tokių, mano kartos žmonių kova arba kartais yra tas skirtis tarp, pavyzdžiui, nežinau, kokia nors J.K. Rowling, pavyzdžiui, Hario Poterio knygų autorė, ji kaip ir save laiko feministė ir kovojančia už moteris, bet daug, nežinau, jaunų žmonių, jie įkūnija kažką, kas labai kovoja prieš trans žmonių teisės. Tai man irgi tas yra, kadangi Daiva klausė apie kaip visuomenė reaguoja, tai man irgi labai įdomu, kad feminizmo debatas tam tikrą prasme atrodo irgi gal šiek tiek nebūtinai yra perdodamas jaunesniai kartai ir aš nežinau, gal ar tai yra gerai, nes man atrodo, kad dalis kovų dar nėra laimėtos. Ir tuo pat metu dalis jaunų žmonių kaip tik labai konservatyvėja dėl interneto, labai tą tokį tradicinį vyriškumą. Jo, tai čia irgi aš kalbu apie gan mažą grupę žmonių, bet tiesiog jeigu anksčiau, pasakyti, kad aš esu feministas, buvo kaip tam tikras tokio, nežinau, progresyvaus žmogaus teisės palaikančio žmogaus identiteto dalis, dabar aš tiek to žodžio negirdžiu, bet galbūt tai tik mano įspūdis. Bet gal čia yra, labai gerai tu, Karoli, pradėjai kalbėti apie kaip jauni žmonės, ar ne? Juk nėra garantijos, kad tam jaunam žmogui, kai jam bus koks, nežinau, 40+, kad jis nepradės galvoti taip, kaip, sakai, mūsų karto žmonės galvoja. Čia gali būti ir, tam tikri galbūt, kaip čia pasakyti, raidos arba brandos etapai, ir gal ir ne brandos, kaip tik atvirkščiai, bet kada jūsų manimų, kada įvyko, nežinau, kas tik tai man gali atsakyti šitoje vietoje, gal jūs, Gražina ar Margarita, kada mes atidavėm feminizmą politikavimui? Kada įvyko tas lūžis? Nes jeigu mes žiūrėtume istoriškai, sufražistės, tai niekas nesakė, kad tai yra išprotėjusios moteriškės, kurios, ta prasme, ten kažkokias... sakė, ir ligonės uždarydavo, ir gydydavo. Bet dabar žiūrim apie filmus apie šitą judėjimą ir vis tiek, tai yra savotiškai pradėjusios kažkokius aktyvius veiksmus moteris, kelt apskritai tą teisių klausimą. Ir ta prasme, ko gero, jeigu jos būtų šiais laikais, jos būtų sulaukusios gerokai daugiau. Nežinau, ar aš teisė, Margarita, turbūt jūs sakytumėte. Sulaukusios ko? Daugiau. Daugiau pasipriešinimo. Nemanom? Ne, aš taip nemanau ir aš manau, kad feminizmas visą laiką buvo politinis, jis visą laiką kėlė politinius klausimus, nes jisai kelia struktūrinius klausimus. O struktūriniai klausimai jiems yra kaip politiniai klausimai. Dabar taip, ką Karoli šnekėjo, aš manau, kad čia yra toks irgi truputį toks apropriacija eina to feministinio diskurso, nes kai mes kalbam apie tapatumų įvairovę, mes būtent kalbam apie tą identitetų politiką, kad gali būti daug tų identitetų. Ir tuomet gaunasi, kad tai yra didelė kritika, tokio binarinio to matymo lyčių, kuris buvo anksčiau ir kuris netitinka realybės, jis netitinka netgi biologinės realybės. Taip sakant, tas paplytėtas yra dėl kolonizacijos įvairių procesų, nes jeigu mes žiūrėtumėm į Afrikos kultūras, į tas pačias Šiaurės Amerikos arba Pietų Amerikos, tas autochtonų kultūras, ta pati Indija, ten yra visai kitoks lyčių sistemos supratimas ir kolonizacija viską tą pražudė ir mes turime tą binarinį matymą. Bet dabartinė lyčių sistema, jinai remiasi ne vien tik patriarchatu, ne vien tik tai kolonizacija, kapitalizmas dar ateina. Ir kapitalizme lyčių nelygybė jinai yra pagrįsta tuo, kad yra visiškai nepripažįstamas tas socialinės reprodukcijos darbas, jo vertė ir tie žmonės, kuriems tenka ta našta,
tradiciškai tai, nežinau, modernybės laikais tas buvo priskirta moterims, ten jeigu žiūrėtumėm anksčiau, tai čia būtų daugiau vergai, tarnai ir ten didesnė įvairovė, tai yra priskiriama moterims. Ir atrodytų, mes jau čia daug šnekam apie visokius čia moteris į politiką ir moteris į darbo rinką ir identitetai čia pas mus darosi vis labiau įvairūs, bet va šitoj vietoj didelio pokyčio nėra. Mes nepripažįstam šito darbo. Namų turite omenyje. Tas namų vaikų, tas visas, kas yra susijęs su žmogum, jisai ir nebūtinai vien tik namų, dabar jisai jau kaip ir pereina ir į viešąją sritį, bet žiūrėkite, jeigu tu esi žemesnės grandies medikas, mokytoja, socialinis darbuotojas, tai yra žemė atlyginimai, tai yra statuso tame darbe nėra, taip sakant, darbo jėgos trūkumas yra begalinis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir va šitoj vietoj, tu gali kaip nori, ką nori neigti, bet tie žmonės, kuriems tenka šita užduotis, dažniausiai tai yra moteris, jos susidurs su šita neligybė de facto, net jeigu įstatymai bus šilkiniai. Nes tau gimsta vaikas, mes dabar net to kaimo neturim, kuris padėtų mūsų auginti vaikus. Suprantat? Tai anksčiau, reiškia, visa bendruomenė pasijungus, tai motinai visai kitoks krūvis, o dabar tu palikta viena, su krūva literatūros, kuri tau paaiškina, kaip tu tą vaiką traumuoji. Su socialiniais tinklais dar. Ir socialiniais tinklais. Gerai, ten, jeigu su partneriu pasisekė, tai dar kažkaip, bet tai yra du žmonės. Ir šitas aspektas jis yra nutylimas, nes kapitalistinė sistema yra neparanku, kad mes apie tai kalbėtume, mes tą kritikuotume, nes reikia labai didelius sisteminius dalykus keisti. Prandat, čia visą tarsi čia darbo. Jūsų tas paminėtas ir lygiai tas, ką mes kalbėjom prieš tai buvusioje tinklalaidėje ir tas pats smurtas artimoje aplinkoje, kuris vis dar neįvardinamas iki galo, kad tai yra smurtas lyties pagrindų iš principo. Ir ką aš, kaip ir sakau, provokuosim šiame pokalbė, ar feminizmas gali būti toks priešnuodis smurtui, kalbant apie tai, kaip šitą reiškinį mažinti, kuris vis dar yra. Štai beje, savaitgalį sulaukiu skambučio iš Kristinos Mišinienės, kuri praėjusioje tinklalaidėje dalyvavo ir sako, 3 vaikų mama, vyras smurtavęs prieš tai uždarytas buvo, dabar parėjo, vėl grasina ją nužudyti. Jis jau nebežino, ką daryti, žodžiu, ir taip kartojasi tos situacijos nuolatos. Tai ko gero, prašau, Karolai. Daiva, tavo idėja yra, kad jeigu tas vyras būtų labiau feministas, jis taip nesielgtų? Aš nežinau, kokia mano idėja, aš tik tai keliu tokį klausimą ir galbūt labiau, kaip sakyt, provokuoju, bandydama išsiaiškinti, kaip mes tą feminizmą suvokiam iš principo, ta prasme, kas mums atrodo tas feminizmas, nes man atrodo, kad mes ne iki galo suprantam ir tikrai kartais nurašom, taip sakant, šitą terminą kažkokioms, kaip sakiau, išprotėjusioms moterims, kurios ten bėgioja su vėliavom ir prašo teisų. Vėliavos yra gerai. Jeigu gerai, bėgioja su vėliavom, demokratijos procesai stiprinami. Bet aš turiu omeny, kad visuomenė kažkodėl mato labai primityviai šitą dalyką ir šitą iki galo nesupranta, kas tai yra. Feminizmas nėra tik tai kažkoks reikalavimas, ko gero, ne? Tai yra ir tam tikra sistema, kuriai veikiant mes galbūt galim išvengti štai ir dalykų, apie kurią šnekam. Nesvarbu, iš kur esi, tavo balsas labai svarbus. Bendra LT – pirmoji įtraukiosios žurnalistikos platforma Lietuvoje. Jeigu mes kalbame apie tai, kodėl feminizmas yra nesuprantamas ir kaip tai yra susijęs su smurtu, yra labai svarbu pažiūrėti, kokius šeimos ir lyčių santykių modelius mes esame paveldėję. Todėl, kad mes labai dažnai įsivaizduojame, kad moteris automatiškai turi palaikyti feministinės idėjas. Tačiau taip nebūtinai yra ir štai kodėl taip nebūtinai yra. Todėl, kad yra tokia savoka, kuri vadinasi išvestinė galia. Tai yra, kad yra moterys, kurios sugeba įsipaišyti, atrasti vietą patriarchalinėje sistemoje, kaip šeimos matronos, kaip geros motinos, kaip moteris, kurios ištvėrė, kurios nesiskyrė, nepaisant to, kas vyko. Ir jos yra suvokiamos kaip tokios didmoterės.
kad vat čia yra moteris, kad jinai 40 metų gyveno su juo ir jisai ją mušė ir gėrė, bet jie nesiskyrė. Ir aš esu realiai buvusi situacijose, kuriuose man sakydavo, tai čia jūsų karta išmeta, kai kas nors sulūžta, o mes bandom taisyti. Ar ne? Ir todėl yra moterų, kurioms pasakyti, kad mane mušė ir tai buvo negerai. Iš manęs atimdavo mano atlyginimą. Aš buvau emociškai žlugdoma kiekvieną dieną, būtų prarasti tą galios trupinėlį, tą įtaką, tą savo vietą visuomenėje, į kurią yra šitiek skausmo, praradimo ir nuviltų lūkesčių ir visa kita investuota. Ir tą padaryti yra žiauriai sunku. Ir tie santykių modeliai, tie lyčių modeliai, kadangi jie yra tiesiogiai ir netiesiogiai, sąmoningai ir nesąmoningai užtvirtinami kaip tradicinės šeimos, ant kurios laikosi valstybė modelis, kuris iš esmės, jeigu mes jį dekonstruojame, yra paremtas priverstinė moters auka. Todėl, ta prasme, feminizmas yra matomas kaip supriešintas mūsų tradiciniams vertybėms, supriešintas mūsų valstybei ir jeigu tie dalykai yra perpinti smurtu ir pastatyti ant smurto, jeigu juose smurtas yra normalizuojamas, tuomet mes negalime nekalbėti apie feminizmą, nekalbėdami apie tai, kiek mes esame normalizavę savo visuomenėje smurto lyties pagrindu. Ir pripažinti mums patiems visiems, kiek mes esame normalizavę smurtą, yra žiauriai sunku. Todėl, kad aš noriu atsiremti į tokią sudėtingą savoką, kurią aš išskaidysiu. Tai yra struktūrinio smurto savoka. Tai reiškia, kad struktūrinis smurtas reiškia, kad visuomenė ir valstybė ypatingai surutės sąlygomis smurtas yra normalizuojamas nuo valstybinio lygmens, tai yra kaip valstybė gali elgtis su savo žmonėmis, nuo to, kad valstybė gali mesti kariuomenę numalšinti taikiems protestams, iki to, kad valstybė gali nubraukti visas lėšas socialiniams garantijoms, iki to, kad valstybė gali, sakykime, palikti tam tikras visuomenės grupės visiškai likimo valiai ir jų nematyti. Tada yra normalizuojamas ir smurtas tarp visuomenės grupių, yra normalizuojamas smurtas, kuris yra tarp asmeninis ir yra normalizuojamas smurtas, kuris yra namuose. Ir tada mes turime paklausti, kiek ir kokiuose lygmenyse mes esame normalizavę smurto. Ir todėl, kai mes prisiliečiame prie smurto artimoje aplinkoje lyties pagrindu, kai mes prisiliečiame prie tarp asmeninio smurto už namų ribų, kuris yra lyties pagrindu, mes neišvengiamai prisiliečiame prie viso voratinklio. Kitaip sakant, turim prisimti atsakomybę, nes jeigu pasakom, kad tai yra negerai, o mes pratylėjome prieš tai, ar ne, tai vadinasi... Ir tylime dabar. Taip, tai mano atsakomybė, jeigu aš praignoravau ir nieko nedariau. Dar yra tokių dalykų, pratęsiant to, ką Gražina šnekėjo. Ypač tai, kas liečia tas smurtą tarp asmeniniuose santykiuose, ne? Nes, taip, smurtas tai yra labai puikus įrankis kontroliuoti, bet kokiais lygmenimis. Bet pažiūrėkit, kas atsitinka toje asmeninėje erdvėje. Jisai yra romantizuojamas. Tai paaiškinsiu, apie ką aš pasakysiu. Nes mes turime tą tokį romantinę vyro gynėjo sampratą. Ir čia taip. Vyras. Tu bet čia taip pasakose prirašė. Taip, bet ir taip, tokį vyrą, kuris tave galėtų apginti ir čia visiems, čia jau taip, jau svajonių reiškia. Čia ko gero susijęs su saugumo jausmu ir bet čia žiūrėkite, psichologinis momentas. Taip, bet kodėl mums reikia to vyro, kad mes jaustumėm saugiai? Ir apskritai, ko reikia visuomeniai, kad galėtų gyvuoti tas vyro gynėjo mitas? Reikia kito vyro agresoriaus. Be agresoriaus nėra gynėjo. Tai vietoj to, kad mes sakytumėm, žiūrėkit, nereikia man čia jokio vyro gynėjo, aš noriu pati savo būti saugiai, nežinau, bilė kokiu paros metu, bet kokioj kondicijoje išeinu į gatvę ir jaučiuosi saugi, ko mes norim siekti, o ne auginti tuos taip vadinamus džentelmenus, kurie pasiruošia apginti moteris.
Nes ten, kur yra džentelmenas, ten yra ir agresorius. Visuose filmuose yra kaip tie alfos. Gerasis alfa ir blogasis alfa, kur galėja ten susikauna, nu ir gerasis nugali. Karoli. Aš taip pritariu, Gynėjas ar džentelmenas ar kita pusė kaip. Aš stengiuosi kurti kažkaip aplinką aplink save, kur kažkaip tie lyčių tradiciniai modeliai tiesiog, kad užmiršti savo kažkokią neva priskirtą rolę, ką tu turėtum daryti kaip vyras ar kaip moteris. Taip bendrauju savo partnerė, taip bendraujame mes Nara komandoje. Ir aš nesakau, kad visą laiką pavyksta ir kartais ir savęs klausia, jeigu mes dėl kažko susiginčijam ir aš noriu kažką įrodyti. Ar tai yra dėl to, kad aš jaučiuos kažkaip nesuprastas kaip vyras, ar kaip tiesiog tam tikro charakterio žmogus, kuris nori, nežinau, laimėti ginčą. Ir aš nežinau atsakymą iš tikrųjų, nes gal visko visuma yra, gal kartais tai, kaip aš kokioje aplinkoje užaugau, ne tai, kad ji būtų kažko labai bloga, bet tiesiog įprastas toks, nežinau, 90-ųjų lietuviškas socializavimas, ar ne? Tai kartais tu nuolatiniai savianalizė ir nuolatiniam tokiam, angliškai tas terminas course correction, tu nuolat truputį pagerini, mokysi iš ankstesnių, tikies, kad mokysi iš ankstesnių patirčių ir truputį gerėja. Bet žinai, kad niekada turbūt nepasieksi kažkokio, tai lygiai kaip tas idealas kažkokio džentelmeno yra fantazija, taip ir toks galbūt visiško desocializavimuose irgi yra tam tikras, galbūt neįveikiamas iš tikrųjų siekis, bet tu vis tiek eini link jo. Bent jau aš taip savo gyvenime kažkaip profesinėje asmeninėje aplinkoje stengiuosi. Damante, jūs kadangi sakėt, bendrauja daug su Taip. Tai kaip iš ten yra, koks susidaro įspūdis, kokios tos priežastys ir kaip nukentėjusios, aš taip suprantu, čia moteris, ar ne, su kuriom pati bendrauju, tai kaip jos mato tą visą, ar jos apskritai kelia lyčių klausimą šituo atveju? Man atrodo, čia dar labai svarbu tai, kad tos moterys, su kuriuom aš kalbu, yra tokio stiprumo, nes jos jau prabilo visų pirma, kas yra labai didelis žingsnis ir ką tikrai ne visi padaro. Ypač tos, kurios prabyla neanonimiškai, tai yra didžiulio stiprumo žmonės, bet labai pastebiu taip pat ir tą heroizavimą, romantizavimą, netgi patirto smurto romantizavimą. Nes dažniausiai, ką pasakoja, tai vieną dieną smurtas, kitą dieną gėlės, dovanos, komplimentai, atostogų išsivežimų ir panašiai. Ir tada, ką labai dažnai sako, tu pamiršti, galvoji, kad gal tai ir normalu yra, pradedi galvoti, kad, bet tai neužmuša, tai, kažkaip vis tiek gyvenam, myli vis tiek. Labai daug teisinimo, labai daug kaltės prisiėmimo savo, kad gal blogai blynus iškepiau, gal namų nesutvarkiau. Tai vėlgi tas rolių priskirimas, kad nepadariau kažko, kas man yra nustatyta, priskirta. Ir tai, tarsi bausmė, kažkokia atsakas, tas smurtas yra. Tai to tokios savigraužos kaltės jausmo labai daug ir tam tikrų rolių prisiėmimo taip pat yra daug. Bet kai jos kalba, vėlgi tai reikia suprasti, dažnai prabyla tos, kurios jau yra apmąsčiusios, kurios dažnai yra kažkokią pagalbą specialistų gavusios, labai dažnai ir domėjosi, skaitė visų tuo. Tai atsiranda savianalizės ir atsiranda analizės, atsiranda pasvarstymų ir apie feminizmą ir tokio požiūrio žvilgsnio iš šalies, kad jeigu būčiau supratus anksčiau, jeigu vyras būtų buvęs labiau feministas, sakykime, to galbūt smurto nebūtų buvę. Tai yra to apmąstymo tikrai, bet man atrodo, kad tai dažnai paliečiam tik tą visišką paviršių, nes vėlgi prabyla tos ir tie, kurie jau yra tą išanalizavę ir supratę. Neturim psichologo, čia labai reiktų iš tos pozicijos šiokio tokio požiūrio, kodėl, čia toks kaip Stokholmo sindromas įvyksta savotiškai. Tai smurtas yra trauminė patirtis, tai mes turim suprasti, kad kai ten užsisuka tas mechanizmas, tai čia mes taip atsėdėm ir išdėliojam viską į lentynas. Ten yra daug visko. Tai yra tavo intimus partneris, su kuriuo tu kuri šeimą, su kuriuo tu kuri gyvenimą. Yra vaikai ir manipuliuojama ypatingai. Yra tos gražios akimirkos, kurios tau leidžia nesijausti vienišai.
nepaslaptis, kad erotiniai energijai yra reikalinga tam tikra konflikto dalis. Ir tada klausimas, žinai, kiek toli mes nueinam, nes aš visai galiu patikėti, kad po didelio konflikto paskui gali būti labai, labai stipri ta trauka. Ten yra masė. Tada yra sociumas, kuris sako, brangioji, tu turi padaryti viską, kad išsaugotum šeimą, nes ant moters pečių guli ne tik šeimos išsaugojimas, bet ir palaikymas ryšio su giminaičiais, ne tik savo, bet ir jo ten yra labai daug. Kai tu skiriesi su partneriu, tu praktiškai skiriesi su labai labai plačiu žmonių ratu. Tu rizikuoji įkristi visišką vienatvę ir čia yra klausimas, kas yra baisiau gyvenant mūsų visuomeniai. Patirti vienatvės jausmą ar, retkarčiais, retkarčiais dažniau, kiek stipriai, čia labai individualiai, nesusidurti su tais prievartiniais dalykais ir nėra paprasta priimti tą sprendimą, ypatingai jeigu tu esi toj nuolatiniai įtakoj, nes jisai manipuliuoja, jisai veikia psichologiškai, žeminimas žmogaus, jisai veikia kaip, aš sakau, kaip stuburo sulaužimas. Ir jeigu tu ilgai tame esi, kur tau yra kalama, kad tu ir to nesugebi, ir to nesugebi, ir ano nesugebi, kažkurio momentu mes patikim tuo. Nes mes iš aplinkos susirenkam tos atspindžius, kuris sako, nekusik, tu ir tą gali, gal čia viską, gal galiu, iš tikrųjų pradedu tikėti, bet jeigu man nuolat kalama yra, kad ne, tu esi nulis. Izoliacija veikia, izoliuojagi specialiai, kad nebūtų kitų kontaktų. O mes gyvenam kokioj kultūroje, kad romantinis ryšys, jisai yra labai idealizuojamas. Jis yra pateikimas, kad, jeigu šito gyvenime neturi, tai čia jau yra šakės. Vietoj to, kad tau sakytų, taip, yra romantinis ryšys, bet yra masė kitų ryšių, kurie yra labai svarbus ir dar neaišku, kas ten gyvenimo pabaiga yra svarbiau. Ar tas romantinis ryšys, ar turėtų gerus tokius gilius, draugiškus ryšius, kurie tave palaiko kaip žmogų. Tai ką aš to noriu pasakyti, kad visas mūsų kultūrinis kontekstas, jisai veikia prieš tą moterį. Tai nėra šansų, klausykit, čia kažką pakeis. Šansų yra. Ką mes čia tada šnekam apie ką, Bergždžiai? Gražina. Spaudimas per didelis, ką daryti? Jisai pakankamai stiprus. Jau. Aš dar labai norėčiau pabrėžti tai, kad ko mums labai trūksta, tai mums labai trūksta infrastruktūros. Iš tos pusės, kad o jeigu tu išeisi, kur tu gyvensi? O jeigu tu išeisi ir tu neturėjai darbo, iš ko tu gyvensi? O jeigu tu išeisi ir tu buvai labai ilgą laiką izoliuota ar izoliuotas, jeigu tu užaugai aplinkoje arba labai ilgą laiką buvai aplinkoje, kur buvai psichologiškai sugniuždytas, ar tu turėsi iš ko, kur, pas ką? O jeigu tu sugrįši pas partnerį ir tada vėl išeisi, ar tavim dar kartą patikės? Ar mes turime pakankamai tų apmokytų policijos pareigūnų, ar mes turime pakankamai apmokytų įvairių profesijų žmonių, kurie gali prisiliesti prie tų situacijų ir suvokti, kad, sakykime, bandymas išeiti iš smurtinių santykių dažnai yra ciklinis. Ar mes turime pakankamai ne tik tai žodžių ir sakymų, kad pas mus jau visai statymai yra, nereikia čia mums ten Stambulo konvencijos, nereikia mums dar kažko tai. Bet ar mes turime pakankamai politinės valios po visais tais sakymais, kurie sakytų, ne, mums kiekvienam mieste reikia turėti saugius namus, kuriuose galėtų rasti užuovėję žmonės, kuriems reikia apgyvendinimo kažkokiam tai laikui, kuriuose gautų kompleksinės paslaugas. Man tai atrodo, Gražina, kad čia yra labai toks svarbus klausimas. Kiek mes leidžiame politikuoti šitom temom? Va čia yra esminis dalykas. Kiek mes leidžiam kaip visuomenė šitas temas išnaudoti politikavimui. Nes jeigu mes to neleistume, ko gero mes nekeltume kai kurių klausimų apskritai, o kalbėtume galbūt jau apie kažkokius tai dalykus toliau, o ne kaip čia dar Stambulo konvenciją gal ratifikuoti, gal neratifikuoti, ką čia su ją daryti. Vis dar diskutuojam, prašau. Aš visiškai pritariu, ką Gražina dabar kalbėjo, bandau įsivaizduoti, kas gali stabdyti, tarkim, nežinau, mažam kažkokiame mieste, kaime Lietuvoje, pavyzdžiui, įrengti kažkokią vietą, kur moteris ar vyras galėtų nueiti, jeigu yra šeimoje namie nesaugu. Pavyzdžiui, kad koks miesto seniūnas, meras imtųsi
ir kad visuomenė tam pritartų. Tai tam reikėtų, kad visi tos bendruomenės nariai, nežinau, 1000 žmonių kaimas, 500 žmonių kaimas sakytų, taip, puikiai idėja, tikrai to reikia, nes mes daug kas taip patiriam. Turbūt daug kas patiria. Bet va to žingsnio, kad mes visi pripažįstam vieni kitiem, kad mes taip patiriam, bet tas neįvyksta. Nes smurtas dažnai yra jisai yra slaptas ir šeimos daro viską, kad tik jo neištrauktų į viešumą, nes tai yra kaip ir apjuodinimas gaunasi. Ką kalbėjo gal Gražina anksčiau, kad gaunasi, kad ir tada ta moters kančia tampa kaip ir nes ir labai daug dalykų veikia ir žmonės tiesiog tai reikštų didžiulį ištraukimą žaizdos į paviršių ir visiems padėjimą ir mes nesam tiesiog kaip visuomenė tame etape dar, manau. Ir čia yra reikalingas radikalus diskurso pokytis. Nes ką mes darom? Mes kalbam apie nukentėjusias moteris. Kas ten su ją atsitiko, kad jinai nepaliko? Čia išvardinom visi kolektyviai daugybę priežasčių, kodėl jinai nepalieka. O ta Trumpo šviesa, jinai turėtų būti nukreipta į smurtautoją. Ką jisai daro ne taip? Kas atsitinka visuomeniai, kad vis dar užauga tokie vyrai, kurie smurtauja? Kas ten yra negerai. Nes mes, netgi, iš dalies, tai kaip kalbame, mes iš esmės užsiemam aukos kaltinimu, ką ten, tai ar čia pasia trauma buvo, ar dar kažkas, jinai kažko tai nepadarė, tai kodėl jinai nepaliko, kaip jinai gali mylėti žmogų, kuris ten ją muša. Kai jinai myli, kai jinai nepalieka, kai jinai su juo gyvena, jinai nieko blogo nedaro. Jisai pažeidžia įstatymus, jisai smurtauja, jisai kažkodėl tai galvoja, kad jisai turi teisę kontroliuoti kitus žmonės. Kur yra problema. Bet apie tai mes nekalbam. Kodėl? Nes mes istoriškai paveldėjom šitą požiūrį, kad vyras turi teisę kontroliuoti moterį. Ir tai yra viena iš to privilegijuoto subjekto privilegijų galėti kontroliuoti kitą žmogų. Tai čia kaip suaugę žmonės galvoja, kad jiem vaikų kūnai priklauso, vyrai galvoja, kad jiem moterų kūnai priklauso, nežinau, tenai kokią nors kolonizacijos istoriją žiūrėtumėm, reiškia, kitos odos spalvos žmonių kūnai priklauso. Tai yra visiškai ta pati logika. Ir mes neatsigrėžiam į tą galios subjektą, kad jį sukritikuot, pasakyti, kad čia yra nenormalu. Bet Margarita, žiūrėkit, dabar jau jūs paprovokuosiu gerai, kad būtų taip įdomiau, ar ne? Ar nebus tada taip, kad, tiksliau, ar nereikėtų tuomet, kad štai taip tada rutuliuotųsi situacija apie tai, ką jūs šnekat. Jeigu nukreipiam šviesą į smurtautoją, tai ir mes, moterys, kaip motinos, turėsim prisimti atsakomybę dėl to žmogaus, kaip jūs sakote, jis užaugo. Jis užaugo, bet kažkas šalia jo buvo. Ir labai dažnai būna tikrai, kuomet, nežinau, čia turbūt daug galima paskaityti ir literatūros, ir istorijų, ir visa kita, trauminė patirtis namuose, valdinga kontroliuojanti mama, daug visokiausių dalykų, kurie ateina iš jo šeimos, dėl ko jam susiformuoja tam tikras požiūris, pykčio, emocinės išraiškos ir taip toliau, taip toliau. Aš dabar atgal klausimą grįžsiu. A kur buvo tėvas? Kol motina valdinga ten socializavo. Tai tėvas dar ko gero prisidėjo, gali būti. Arba iš viso jo nebuvo, arba dar kažkas. Ir motina... Aš nenorėčiau vienišų motinų, čia buvau įsivėlusi tokią diskusiją ir beje, čia irgi įdomus momentas, kaip nukrypstama, arba kaip tas pats feminizmas prieš pastatomas, prieš pakankamai radikalius judėjimus, vaikinų judėjimus, kaip, pavyzdžiui, inceliai, ar ne? Ta prasme, tai yra net visas serialas sukurtas pagal tai visame pasaulyje aptarinėjamas. Irgi buvau įsivėlusi diskusija, kad štai su vienišomis mamomis augę vaikinai, jie liktai kažkokie tai ten nepilnaverčiai ir taip toliau. Tai aš taip nenorėčiau. Ne, tai mes ne apie tai. Labai pilnaverčiai, labai viskas. Tėvai irgi, gerai, kalbėkime ir apie mamą, ir apie tėvą. Tėvai. Taip, bet tėvai... Tada jie turės prisimti atsakomybę. Taip, bet tėvai vėl supraskim. Asmeninė atsakomybė yra visą laiką svarbu. Aš tai galvoju taip, kad kiekviena karta turi pasakyti, kad užsibrėžti savo tikslą būti geresniais tėvais, negu buvo mūsų tėvai. Turim suprasti, kad taip, mūsų čia visus kiaurai veikia visokios traumos, nes tokiam regione gyvenam, taip sakant, senelių karta savo karą turėjo, tėvų karta savo karą turėjo, mes irgi dabar, taip sakant, gyvenam neramiais laikais, tai
tas visą laiką yra. Tai, bet ką aš noriu pasakyti, kad taip. Ir ta pati mama, nu, jinai neizoliuota kažkokia, jinai ne vakuume, jinai gyvena sociume, kurie atrodo, kad jeigu jinai augins tą stiprų vyruką, kuris neturi rodyti emocijus, turi susijimti, nu, ten kokie ten tie reikalavimai yra. Jinai tai galvoja, kad jinai daro gerą vaikui, nes jeigu jinai jį kitaip socializuos, tai jisai nueis į mokyklą ir į darželį, tą vaiką užkapos, nes jisai bus kitoks. Ir aš tiesą pasakius, kaip sūnaus mama, aš per asmeninę patirtį galiu pasakyti, kad taip, būdama feministė, aš galbūt vienaip norėčiau jį socializuoti. Ir tada galvoju, bet jeigu aš čia taip stipriau paimsiu tą kampą, ir tas vaikas paskui jis ateis į pasaulį, kur tokių dalykų tai ten nieks nei girdėjo, nei matė, kaip jis tenai bus. Ir tada, tu eini tokiu labai plonu ledu, kur taip, šitą kampą reikia palaikyti, nu, bet kažką taip ir paleidi, tokiai, jo intuicijai, jo susivokimui, ir nežinai, koks ten galutinai tas rezultatas bus. Tai yra sudėtingi tokie procesai, tai kažkaip man nesinorėtų taip apkaldinti, kad tas ar anas, bet tokio sąmoningumo daugiau, ką mes iš tikrųjų darom, kokios pasiekmes viso to yra. Nes aš tai mėgstu tokį vaizdinį susisiekiančių indų. Suprantate, jeigu mes vieną grupę kažkokią tai engiam, tai per susisiekiančių indų sistemą tas palies ir mus, kažkokių kitų kampų, nes iš principo mes sukursime sistemą, kur pasakyta, galima engti. Ateina kažkas stipresnis ir sako, dabar engsim šituos. Ir aš nežinau, gal kažkada tai kažkokių kampų aš jau tapsiu tuo individu, kur sako, šitos tai galime nurašyti. Aš jau amžėjau, taip sakant, ir aš labai taip matau, kaip tas amžizmas, reiškia, mūsų visuomeniai funkcionuoja ir kaip jisai, jisai pradeda veikti mane ir tu nieko negali padaryti. Ar nori įkvėpti pokyčius? Registruokis Bendra LT ir kartu nušviesime svarbes temas. Gerai, bet dar šiek tiek tada Domantės ir Karolio aš ką paminėjau dėl tos kitos medalio pusės, kaip, sakykime, tam tikri štai reiškiniai, ar ne, kaip čia pasakyti, išnaudojami tam, kad sukurti kaip ir priešpriešą, vėlgi dirbtinai kūriamas dalykas. Bet ta priešprieša yra irgi labai radikali, ką aš minėjau, tas incelių judėjimas, ar ne, kas yra prieš moterį vėlgi nukreiptas iš principo, bet lyg tai, kaip čia net ir teigiama, kad čia lyg kažkokia atsvara feminizmų ir taip toliau, ir kad čia jau gana apie štai moterų teisės, gal dabar pakalbėkim. Ir ten yra jaunimas, Karoli, ką jūs kalbėt? Sudėtinga čia, nes ką dabar kalbėjot ką tik su Margarita, aš manau, jeigu kalbam apie smurtą, kurį atlieka pilnamečiai žmonės, tai pilnamečiai vyrai, tai jie visgi yra atsakingi už tai, ką jie daro, ne jų mamos ar jų tėčiai. Ir tada man klausimas būtų, ar yra tiems vyrams prieinama kažkokia, pavyzdžiui, psichologinė pagalba, kad tu atmoktum tų dalykų, nes tu kaip, bet tu esi, čia jeigu, nežinau, tau kažkaip susitrenki koją, kažkaip gydais tą savo dalyką. Tai jeigu tu turi tikrai problemų, pavyzdžiui, su pykčio valdymu, ar ne? Ir manau, mokykloje daug kas tam tikrai gali, jeigu tave nuolat engia kažkaip, iš tavęs tyčiasi, tiek to pykčio bus prikaupęs, kad tu paskui gali visur lieti į kairę ir dešinę. Ir tu turi kažkaip sutvarkyti. Tai nebe tavo partnerio problema, ne tavo mamos, ne tavo tėčio, tu pats turi tai daryti. Nežinau, aš ėjau į terapiją gal 5 metus. Kiek aš vieną sesiją kainuoja 40 ar 40 eurų. Kiek aš turiu darbą, aš turiu kažkokias sąlygas ten. Jeigu aš, nežinau, yra ten 5 sesijas ar kažkiek gali gauti nemokamai, pagal sveikatos draudimą, gal daugiau iš tikrųjų, bet tai turėtų būti daug didesnės galimybės, kitaip tie vyrai, jie yra, jie arba pradeda, nežinau, vartoti alkoholį, arba kažkur niekas, manau, nebent esi visiškas psichopatas, galbūt tada tu kažkokį malonumą jauti prieš smurto, bet turbūt, čia mano tik spėjimas, turbūt yra daug atvejų, kur paskui yra didžiulis gailėjimasis dėl to, ką tu padarai, bet tuo metu matytų visiškai nebesugebi savęs valdyti ir tada tavo partnerė atsiranda kaip atakos tam centre ir tu paskui turi prisimti atsakomybę, bet tam tikrą prasme tai ir mūsų kaip visuomenės visiškas pralaimėjimas, kad mes leidžiam tokiem vyram užaugti.
jų kaip pilnamečių žmonių asmeninė atsakomybė, bet ir mūsų kaip visuomenės pralaimėjimas visiškai. Tai aš iš tiek kažkiek suprantu tą vyrų problemą ir aš nemanau, kad incelai yra atsakymas į tai. Tai yra, nes ten jokios asmeninės atsakomybės neprisimama. Ten iš viso nurašoma visa visuomenė, kaip maždaug aš tą visuomenę niekada neturėsiu partnerės, niekada neturės kažkokių lytinių santykių ir aš tiesiog geriau visų nekęsiu. Tai yra toks destruktyvus judėjimas, kurį turbūt tik internete ir galėjai užauginti. Tai, bet kažką su tuo vyrų desocializavimu mums reikia daryti, nes man ten yra problemos, šaknys. Dabar mes čia labai apie pasiekmes kalbame. Ir dar pritariu visiškai Margaritai, kad kažkaip mūsų diskusija tapo, ką moterys daro, ne taip, kad čia taip gaunasi. Tai irgi pritariu, kad į kitą pusę reikia atsisukti. Nes šiaip pat, iš psichologinės pusės žiūrint, tai smurtas dažnai yra, agresija galbūt. Agresija tai yra atsakas į nesaugumą. Ir tada, jeigu eiti prie šitų situacijų, tas, kas yra artimoje aplinkoje, kažko tai yra bijomasi, ne? Kažko tai yra bijomasi, kažko netekt, prarast, statusas, įtaka, dar kažkokie tai dalykai. Ir mes turime suprasti, kad iš tikrųjų dabar ta visuomenė, kurioje gyvenam, yra be galo daug nesaugumo. O tas mitas apie vyrą tai yra koks? Turi būti galingas, stiprus, seksualiai pajėgus, daug uždirbti pinigų ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Realybėje kiek yra tokių, kurie gali atitikti šitas normas. Vadinasi, tos įtampos, to nesaugumo yra labai daug. Ir tada visuomenė sako, bet žiūrėk, tu įtampą jauti, o yra tokie žemesnio statuso žmonės kaip moteris, kur tu gali tiesiog išveikti, negilintis, nekeisti kažką, neieškoti kažkokių tai, tokių labiau tvarių sprendimų, bet tiesiog išveikti. Ir jie išveikinėja. Ko gero, dar ir tas posovietinis yra momentas, kur jeigu jau čia kažkokia psichoterapija, tai tais laikais, kaip žinia, įrašas apie tai, kad tu lankaisi pas psichiatrą, užkirzdavo visus kelius, tai dar išlikęs matydama anteprašau. Čia man atrodo dar svarbu irgi tai, kad Karolis kalbėjo apie kaip svarbu kreiptis tos pagalbos, bet aš pati esu susidūrusi, sakykime, su organizacijomis, kurios prisistato teikiančios pagalbą vyrams, kad, sakykime, kad išmoktų nesmurtauti ir susivaldyti, bet tai, kas ten yra kalbama, yra labai problematiška. Nes labai dažnai yra kalbama, kad... Pasakykit šiek tiek, kad suprastume apie tai. Taip, kas ten yra kalbama, kad vis tiek tu atėjai pagalbos kaip vyras, kuris smurtavo arba nori smurtauti, bet tau yra sakoma, kad, bežinok, čia ne tavo kaltė, yra čia tos moters kaltė, nes jinai tave išprovokavo, bet tu susilaikyk ir tu nesmurtauk. Bet tai, kad tau kilo tokių minčių, tai ne tavo bėda. Tai galbūt ir jis nesmurtaus dėl to, kad jam, vis tiek tos organizacijos sako, kad nereikia to daryti, bet problema, tai kas yra sakoma, tos šaknys problemos, ten yra įvardyjamos vis tiek ne kaip smurtautojas, o kaip tas, kuris kenčia smurtą. Man dabar čia tokia mintis kyla, mes turim analogijų, nereikia dviračio išradinėti. Savipagalbos grupės, tam tikros savitarpio grupės, pavyzdžiui, priklausomybėse, ar ne? Anoniminių alkoholikų šitos visos bendruomenės, jos yra labai paveikios ir labai veiksmingos. Čia jau žinau iš žmonių, kurie tiesiog, praėję tą kelią. Ir ten tu turi įsivardinti labai aiškiai, atėjęs turi pasakyti, aš esu alkoholikas, pripažinti. Tai galbūt nieko per daug nereikia, gal užtenka kažkokių tokių, grupių, kur susirinktų vyrai ir pasakytų, aš esu smurtautojas ir nuo to galbūt prasidėtų kažkokie mechanizmai. Aš manau, kad jeigu tas žmogus įsivardintų, kad aš esu smurtautojas, tai iš tikrųjų būtų labai tas pagrindas, nuo kurio, nes tada taip, tu suvoki, kad tai yra aš ir tada ką aš su tuo darau. Nes kol neįvyksta, aš esu smurtautojas, tai jokia ta pagalba, neįvyks, nes bus neįgymas ir ieškojimas, kaltųjų aplinkui. Kokias išvadas galim daryti? Daug čia apšnekėjom įvairiausių kampų, tikrai buvo įdomu jūsų klausytis. Kokios išvados šitoj temoje jūsų manimų po šito mūsų pasišnekėjimo, Gražina? Išvados galbūt yra tokios, kad mes gyvename visuomenėje, kurios sandara yra tokia, kad vyrai gali nedaryti išvadų. Iš esmės, todėl, kad vienas iš dalykų, kurį mes matome, yra tai, kad smurtautojas arba smurtautoja, nepaisant lyties, niekada nesmurtauja nesirinkdamas aukos. Vadinasi, kad tas asmeninės atsakomybės suvokimas yra. Žmonės, kurie smurtauja nuleidžia garą bet kur,
dažniausiai jie yra gydomi, dažniausiai jie sulaukia pagalbos. Kadangi smurtautojai ir ypatingai vyrai smurtauja tenais, kur žino, kad nesulauks atsakomybės ir netgi sulauks pateisinimo arba palaikymo. Mes turime dvigubą problemą. Mes turime paties smurtautojo problemą ir mes turime smurtinės visuomenės problemą. Ir todėl tas, sakykime, atsakas, feministinis atsakas į smurtą ir ypatingai smurtą lyties pagrindų nukreiptą į moteris ir nukreiptą į kitų tapatybių ir orientacijų žmonės yra sisteminis. Tai yra nukreiptas ir į struktūras, visuomenės struktūras, kurias leidžia tokiam smurtui vykti ir į patį smurtautoją, kuris leidžia savo smurtauti. Todėl man atrodo, kad mes negalime paleisti to feministinio diskurso. Ir mes turime galbūt toliau labai aiškiai kalbėti ir labai aiškiai sieti, kaip feminizmas yra atsakas į smurtą. Jo, aš manau, reikia suprasti, kad dabartinė situacija netenkina pačių vyrų visų pirma. Čia aš kreipiuosi kitus vyrus, arba kitos vyrus, kurie gal yra įtarus feminizmui, jeigu kalbėčiau jiems. Nes, pavyzdžiui, man, pernai suėjo 35 metai ir tada aš supratau, kažkur netyčia užmačiau statistiką, kad Lietuvoje vidutinė vyro gyvenimo trukmė yra 70 metų ir aš toks, o velnas, tai mano pusė gyvenimo. Bet, pažiūrėjau, moterų gyvenimo trukmė vidutinė yra 79 metai. Ir aš galvoju, aš gal noriu tų ekstra 9 metų, gal nedaugiau. Tai vat kažkas yra dabartiniai sistemoje, kad kažkaip mes gyvenam trumpiau. Gyvenimas yra viskas, ką mes turim, ar ne? Tai vat galim kažkokias kurti sistemas, kur tu išsilaisvini iš to, kas tą gyvenimą trumpina. Ir vienas iš tų trumpintojų yra stresas, kurį tu patiri. Ir tas visas lyties, tas svoris, jis tiek daug to streso duoda, kad jis bereikalingas. Ir jis tiesiog galima gyventi be jo, aš manau taip. Tai aš vienu metu ir noriu, kad mes kaip visuomenė geriau suprastumėm, kaip tavo lytis paveikia, kaip tu augi šitoje visuomenėje. Ir kartu aš tarsi noriu visuomenės, kur tai supratęs gali paskui tą lytį padėti į šoną, nes gal tau iš vis netiek svarbi. Tai jo, edukacija mokyklose to reikia, bet aš nežinau, aš neturiu daug vilties į dabartinę visuomenę. Man atrodo, mes tiesiog regrisuojam kaip dideliu mastu ir progresuojam labai mažose bendruomenės ir tada galiausiai įtampos tarp tų dviejų tik didės. Kas man teikia viltį, galbūt man atrodo, mano tėvų karta, ypač vyrų karta, žiauriai paveikė sovietinė kariuomenė. Tam buvo tiesiog žiauriai tokia patyčinė kultūra. Aš, pavyzdžiui, jos nebeturiu. Galbūt tai vienas iš tokių viltingų dalykų, kad tiesiog tam tikras tradicija tiesiog nutrūko ir labai džiaugiuosi, kad jau nutrūko. Tai čia labai svarbus pastebėjimas, iš tiesų, taip ačiū, Karolina Domantė. Aš tai vis tiek kažkaip turiu vilties ir su jaunaja karta, bet gal kadangi vis tiek iš tos žiniasklaidos pusės kalbu, tai noris kalbėti ir apie visuomenės tą atsakomybę, nes ką dabar matau, turėjau daugybę atvejų, kai mes su pašnekovėmis važiavom susitikti į kitą miestą. Jau nekalbant apie kitą rajoną, kad galėtume atvirai laisvai pasikalbėti ir jos nejaustų baimės, kad kažkas išgirs, kažkas iš pažįstamų pamatys, nes tai yra begalinis kaltės, begalinis gėdos jausmas, kuris neturėtų būti nukreiptas nei nukentėjusi žmogų, o į smurtautoją. Šiuo metu šiek tiek dar atvirkščiai yra. Tai labai tiesiog norėtųsi daugiau apie tą atsakomybę kalbėti, kad nukentėję žmonės nejaustų baimės, nejaustų kaltės, gėdos jausmo apie tai kalbėdami, o tuos visą tai jaustų smurtautojai. Margarita, jums teks užbaigti visą. Taip giliai įkvėpiau, čia reikia kažką tai tokio. Jo, aš tai, galbūt taip pasakysiu, kad, kaip jau ir minėjau, kad smurtas tai yra kontrolės mechanizmas. Ir tai, kas vyksta, toje mažoje ląstelėje, sakykime, šeimos ribose, iš esmės tai yra toksai mikromodelis to, kokioje visuomenėje mes gyvename. Ir
jeigu mes toleruojame tą prievartinę kontrolę šeimoje, nes, turim kažkokių pasiteisinimų, čia tradicija, tas senas, lyčių vaidmenys ir panašiai, tai mes turime suprasti, kad mes tokiu būdu auginame visuomenėje, kur smurtas bus pateisinamas. Ir jeigu mes turime tą lūkestį vis tik tai gyventi atviroj visuomeniai, priemančioj, kūrybingoj, saugioj, demokratiškoj, mes negalime, mes tiesiog neturim teisės užmerkti akių to, kas vyksta namuose. Nes elgesys su labiausiai pažeidžiamomis socialinėmis grupėmis yra spindi mūsų visuomenės esmę. Tai yra kaip lakmuso popierėlis. Vadinasi, jeigu mes turime dar šitiek daug smurto namuose, šeimoje, santykiuose, tai mes neturime tvarios demokratijos. Reiškia, žmonės tiesiog, jiem kaip ir okei, kad yra tas dalykas, kad yra ta stiprioji ranka, mes turime daug tų pasiteisinimų ir čia yra toks raudona lemputė užsidega. Ir čia visiems politikam, kurie mėgina aiškinti, kad čia yra toksai, toks gal nelabai svarbus reikalas, turime čia didesnių dalykų. Ne. Tai yra labai labai svarbus klausimas, to smurto pažabojimas. Ir jeigu grįžti prie feminizmo, tai tas pamatymas, kad ne vien tik tas dominuojantis subjektas turi teisės, bet ir kitos grupės turi teisės. Tai yra mūsų potencialas, tai yra mūsų visuomenės išteklius. Ir mes labai rimtai turime žiūrėti į tokius dalykus ir tikrai mėginti užkirsti kelią bet kokioms iniciatyvoms, kurios greuna tą tokį matymą. Ir neignoruoti. Čia labai neignoruoti, taip. Girdėti, matyti tą kitą žmogų prieš. Tai nėra mikro, tai yra labai makro dalykai. Taip. Bendruomenės vaidmuo yra labai svarbus, man atrodo. Čia tas visas kaimas, kaip jūs sakėt, tai jisai turėtų kažkaip užsikurti mechanizmas nutikus tokiam atvejui, o ne pasislėpti visi savo namuose užsidaryti ir laukti, kas čia bus. Ačiū Jums, labai įdomu klausytis ir tema svarbi ir ko gero dar čia kokią valandėlę galėtume kalbėti vienareikšmiškai, bet gal šiam kartui tiek, tikrai manau, kad dar bus progų pasišnekėti, tai buvo tinklalaidė Būna kam rūpi, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Viso geriausio.